kurie žmonės nueis pasidarys tyrimus. Taip. Tai 20%. 80% praeis. Tai va Taip. dabar tie, kurie praeis. Taip. Tai va jiems praeis, ar vis dėlto ateis iki to, kad reikės kažką. Ar tu galėtum, pavyzdžiui, duoti patarimų tiem tinginiam, kurie neis tikrai tyrimų daryti, nes jie nemato prasmės, nu, čia paputė pilvą ir praeis. Ką jie galėtų įtraukti į mitybą, ar kažką pakeisti, kad tie pokyčiai pasijaustų ir gerėtų? Sakykime, tiems tinginiams, pavadinkim taip, nu, čia tai būtų tikrai, nerekomenduoju to daryti, iš tiesų, kad tai palikt savo eigą, bet tarkim, jeigu paliekam savo eigą, tai tikrai vengti labai tokio skaidulinio maisto. Nes skaidulinis maistas jis tik dar labiau gali paskatinti tą visą viduriavimo procesą. Tai vis tiek stengtis privengti labai žalių, daržovių, vaisių, gal, sakykime, apdirbti termiškai, ar ten troškinti, sakykime, apvirti, taip, kad tiesiog nedirginti to žarnyno papildomai. Kad leisti jam pačiam ir tą imuniniai sistemai kiek tik įmanoma tada pačiai be jokio kažkokio papildomo įsikišimo ar intervencijų susitvarkyti. Tai pagrindinis dalykas tiesiog vengti to skaidulinio maisto. Ir aišku, skysčiai. Vanduo, skysčiai, kuo daugiau skysčių, nes iš tiesų žarnyno, pavyzdžiui, storajam žarnyne neišmatų formavime labai yra svarbus vanduo. Mes šiek tiek kalbėjome apie gerasias bakterijas, tai ar galėtum tu pasakyti produktus, kurie gerina tą teigiamą žarnyno veiklą ir kaip greit, pavyzdžiui, žmogus, kuris dabar klauso, sako, gerai, pradėsiu aš valgyti tuos produktus, nes reikia pasirūpinti savo mikrobiotą, kaip greitai mes pajaučiam rezultatą? Tai jeigu apie tokius natūralius, sakykime, mityboj, ką mes galim papildyti ir jeigu toleruojam visų pirma, jeigu tikrai nėra kažkokios netolerancijos, tai tas pats jogurtas, sakykime, jis irgi turi tų gerų bakterijų. Bet paprastas, ne tas su cukrum, priedais ir kakava. Tai faktas, kuo natūralesnis, sakykime, turi būti. Tas pats kefyras, rūgpienis, tai jie irgi turi savo tų gerųjų bakterijų. Dabar visokios fermentuotos daržovės, taigi patys mes ir namie galim tą pasidaryti, ar ne, fermentuoti, sakykime, tas daržovės ir tie patys kaip rauginti kopūstai, kur mūsų ir tėvai, kaip sakau, čia irgi klasika, darydavo. Lietuvos klasika, morkos kopūstai ir ten visas tas raugimo procesas, rauginimo ir, kaip sakau, žiemą ir valgai tuos, tai tu gauni tų natūralių probiotikų, pavadinkim taip, ar ne, tų gerųjų bakterijų. Bet žinai, kaip ir sakai, žiemą etapinis, žiemą pavalgiau, o po to nevalgau. Taip. Tai vasarą tai galim mes tiesiog papildyti tada iš tų pieno produktų. Bet sakau, jeigu yra tolerancija, aišku, yra pieno produktai be laktozės. Bet vis tiek kartais mes turim atvirkštinę reakciją. Tai sakau, iš tokių natūralių galima bandyti, bet kartais jie gali duoti atvirkštinį procesą. Ir tikrai būna pacientų, kurie sako, bet žinokit, daktare, aš negaliu jų valgyti, nes man dar labiau tempia, veržia visą pilvą, viskas išsipučia ir gaunu tą priešingą efektą. O gal jų yra pakankamai ir gal mes viską gerai darome. Gal priežastis yra visiškai kitur. O kaip be tyrimų įsivardinti, kad mikrobiota yra tvarkinga? Nedarant jokių tyrimų. Aš, pavyzdžiui, kaip galiu žinoti? Be tyrimų. Aha. Ar viskas yra tvarkoj su Tai manim? jeigu tu gerai jautiesi ir nieko nesiskundi, tuštinėsi normaliai, pilvo putimų nėra, bėrimų jokių nėra, jautiesi puikiai, gyveni gyvenimą, tai reiškia, kad viskas ten yra tvarkoj su tavo tas žarnynas. Bet jeigu, pavyzdžiui, tuštinės gerai, tarkim, nežinau, ten nėra jokių bėrimų, viskas gerai su virškinimu, bet pučia pilvą, ten jauti naktį, kad pučia pilvą, arba ten, nežinau, dienos metu kažką tai suvalgiusi pučia pilvą, tai jau yra indikatorius kažkas tai blogai, ar tai yra tiesiog reakcija į tam tikrą maistą? Tai gali, sakau, jeigu vien momentiškai, sakykime, ten po kokios šventės, tarkim, ar ten kažkur kitur svečiuose pavalgėt, maistas galbūt kažkiek neįprastas negu namuose, arba ten, sakykime, darbe kažką netaip suvalgė, nesineša, tarkim, savo maisto. Tai natūralu, kad reaguoja tas žarnynas. Tai momentiškai po kiekvieno dienos pietų. Tai jeigu po kiekvienos dienos pietų, tai jau kažką reikia turbūt daryti ir savo užduoti klausimą, kad galbūt aš jau ten nebevalgysiu. Taip. Gal reikėtų keisti ir namuose pradėti gaminti, arba, sakykime, ten užsisakinėti iš kažkur kitur. Tai yra tų galimybių ir tų alternatyvų. Tik tai visada reikia savo užduoti klausimą, ar tai turi toliau tęstis, ar tai mane kankina, reikia jau tą nutraukti. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia, arba ieškokite nuorodos aprašyme.